Kurkuma Dzirbanė. 849 norma, 719 norma, 849 norma, 914 norma, 018 norma. Nemirtingumo būdas 21464. Prisikėlimo būdas 28. Atjauninimo būdas 394 518 49481. Kūno atkūrimo būdas 498 518 31941. Visų tipų kraujavimas 319 849 841. Dėl hematurijos 581 219 648 7. Nuo hemoptizės 849 316 48. Nuo krūvinio vėmimo 548 589 581. Nuo kraujavimo po gimdymo 648 398 749 81. Nuo visų rūšių traumų 219 479 894. Nuo pirmosios sifilio stadijos 491 398 67. Nuo gausaus prakaitavimo 493 819 79. Nuo apsinuodijimo arseno 219 4971. Nuo virškinimo trakto sutrikimo 498 97 81. Nuo ilgalaikių lėtinių odos ligų 498 497 48. Sergant vėžiu 949 398 71. Nuo katarinio uždegimo 219 498 497. Nuo pūlingų uždegimų 348 49 67. Nuo blogo burnos kvapo 484 598 4964. Amžinas, sveikas ir harmoningas gyvenimo būdas 648 7189 49. Šiuo metodu būtina atsižvelgti į tai, kad kolegialus valdymas tai yra valdymas amžino, sveiko ir harmoningo gyvenimo kryptis einanti per kolektyvinę sąmonės struktūrą. Kartais atsiranda konkrečių asmenų pasireiškiančių individualios informacijos valdymo veikimais, kuris perduodamas implicitiniu lygmeniu, kurį galim panaudoti ir apibūdinti kaip kolegialus valdymas, kuris įvyksta sielos lygmenyje. Čia reikia atsižvelgti į tai, kad apibūdintos ligų charakteristikos, kurioms nenustatytos konkrečios diagnozės, užima didelę informacijos apimtį kolektyvinėje sąmonėje ir leidžia greičiau įsisavinti apibūdintą valdymo požymį. Jei atsižvelgsime į tai, kad žmogus savarankiškai pasiekia efektą su konkrečia nurodyta diagnoze, atitinkančia tarptautiniai kvalifikacijai tipą, kadangi visų ligų etapai atitinka tarptautinį ligų kvalifikacijoje, tai bandoma įdiegti ligos požiūrio apsaugą. Nes vieno žmogaus pasiektas efektas išplinta per visus kolektyvinio valdymo lygmenis visur. Ir šiuo atveju turite į tai atsižvelgti, kad mes būtent kalbame per individualių žmonių veiksmus kolektyvinėje sąmonės fazėje. Tada atitinkamas informacijos perdavimas gali būti dar labiau paspartintas. Tokiu atveju tai reikia dvasiškai nusiteikti informacijos perdavimui visiems, nes pasveikimas vyksta ne iš visuotino tūrio, o per konkrečių asmenų konkrečius žmonių veiksmus. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą pagal visus objektus, realybės objektus, kurie šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiantį valdymą nuo šiandien
iki begalybės. Technologija paimta iš Grigorijos Grabovos knygos Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.